Sveiki, aš esu Vilma ir šiandieną kalbėsiu apie svajones. Ar jūs dažnai svajojate? Atsimenate, kai buvote vaikai, jūs tą darydavote nuolatos. Noriu lėlės, noriu dviračio, noriu mašinytės. Ir jūs labai greitai tas savo svajones paversdavote realybę. Kas pasikeitė dabar? Ar jūs pamiršote svajoti? Manau, ne. Tik tai reikia suprasti, kad jūsų svajonė materializuojasi su nedideliu užvėlavimu. Mano svajonė, labai didelė svajonė, buvo gyventi nuosavame name. Tai svajoniai materializuotis prireikė gan nemažai laiko, bet šiandieną aš esu labai laiminga, turėdama savo namus, jais rūpindamasi, kurdama juose jaukumą, gerbūvį. Linkiu jums svajoti ir kad jūsų svajonės pildytųsi.